Atvažiavom į Karpininkų asociaciją, Baisogala 2026. Oras nelepina, bet pažiūrėsim. Žiūrim, ką mes gero turim. Mokėt pasiimt maksimumą ir išnaudoti visas jo galimybės. Aišku, neprašyti įrankio, kuris pritaikytas mėdė 100 gramų svareliais, jeigu tu 100 gramų dėsi. Sportinės žūklės prezidentai ir padarys mes esam vieną kartą. Mes padarys, ne? Iš kitokio dalyvauja. Šitas įrankis neduoda trumpesnis. Toks litkoras, ne? Realiai šiandien dienai šio žvejybai ir taip toliau jau mes tokio nenaudojam. Tokio litkoro jį tik tai naudojam tada, kada yra kriauklės. Kriauklėse kažkokiuose sudėtingose situacijose. Iš esmės, va ten pamatysit, yra pakabinta fluorokarboninė sistema, kuri tikrai mes esam ištestavę. Kuri maždaug, jeigu lygintum kirbimus, tai būtų 5:1 arba 5:2, lyginant fluorokarboninį ir šitą. Man gali daug kas ką nori sakyti, mes iš esmės testavome, sakykime, čia buvo 1, 2, 3 meškerė, čia buvo fluorokarboninis ir tai yra kirbimai. Tada specialiai permetame meškerę tą, laikom 2 pintus ir vėl perkeliam fluorokarbonį į kitą pusę. Čia kirbimai yra. Tai, kad įsivaizduot, taip realiai būna 4:1, 3, tai yra 5:2, ten būna 3:1 skirtingai, bet į kibimą greičiau atsiliepia prie ne monofilamentinio karbono. Toliau... Pačiu litkoro dėdė, ne, ir viskas. Ne, šitą man reikėtų nusikirti vieną sistemą, parodyti gal greičiau. Va, čia yra mūsų sportinė sistema, jinai visur tinka, tai yra helikopteris, nesvarbu ar tai kietas ar minkštas dugnas, man gali ką nori sakyti, šita sistema tinkanti visur, ar akmenuose gaudant ir taip toliau, tai vienintelis tik tai minusas yra fluorokarbono, jeigu yra kriauklės ir taip toliau nupjauna nukerta, tada naudojam pintą. Tai va, iš esmės yra tokia sistema, kodėl 7,2 storis čia, tai kad jį galime naudoti plonesnį. Gal dar daugiau turėtų, ta prasme, gal dar įtakos kibimui. Bet mes negalim plonesnio naudoti, nes kada toli žvejoju, aš jo nesugebu nutraukti. Kad ir kokiais atstumais mėtyčiau, kokį šviną kabinčiau, tai sakykime, čia yra jau mūsų, sakykime, sistema, spaudimai ir visi kiti dalykai tam, kad, tarkim, aš numeščiau labai toli ir nebūtų jokių problemų, nusislinkimų, pasislinkimų ir taip toliau. Vamzdeliai, čia toks yra mūsų sprendimas, mes tą sistemą čia patys susigalvojom, kol 3-4 metus liepėm, niekam nesakėm, ta prasme, kol jau visi nesužinojo ir pasaulio čempionate,
pamatė daug kas, ta prasme, šitas sistemas jie visi domėjosi, kodėl mes tokiom sistemom gaudom, kodėl, kokios šios sistemos, kas čia yra jiems visiems buvo, nes pasaulio čempionate dar taip negaudė. Čia, sakykim, mūsų ta išrasta sistema, bet dabar jau matau Lietuvoje, Plikinas ir visi kiti dalykai, leido mes jam nukopijuoti, jisai daro šitą sistemą. Tai kaip ir sakiau, pasibandysit, bandykit pintą, jeigu teisingai susidėsit meškės, tai tikrai bus 5 prie 2, ten 3 prie 1, bus kibimai ant lygiai taip pat, kas yra spiningautojai, tikrai galėsit man irgi patvirtinti, kad ar metalinis pavadėlis, ar fluorokarbonis pavadėlis lydekai. Ir kiek kibimų lydeko turėsit prie fluorokarbonio ir kiek prie metalinio turėsit. Tai jeigu esate spinningistai, tai man tą patį pasakysit, kad prie 5 vienas arba 2. Koks irgi sunku paliausias? Čia yra jisai per ilgas, turbūt 60 ar 70 priklauso kokiam telkinį žvejosim, čia buvo ilgiai žvejojama. Bet šitą tu specialiai fiksuoji, tu nesvaikai, ne? Taip, dėl to, kad nuo didelių metimų ir taip toliau nuo smūgių, jeigu aš žvejočiau iki 100 metrų, aš nefiksuočiau. Nereikėtų šitų metalinių vamzdelių. Žinoma, galėsi pažiūrėti šitą, tai čia būtinai turi būti paliktas tarpelis, va čia kur matot, dėl to, kad turi lengvai judėti suktukas. Negali būti va taip, kad per metimą va taip suspausta. Bus blogai, nes nesisukinės, nesivartys ir taip toliau gali kabliukas kitaip, čia turi būti laisva. Šitoje vietoje labai svarbu palikti laisvumą. Čia iš tikrųjų yra nuo taisymų ir taip toliau, nereikėtų žiūrėti kaip čia įtobulą dabar, jau jinai yra šiek tiek sugadinta, nes jau yra nusispaudus, nes būtų taip tobulą viskas padaryti. Tai jeigu dar čia ilgi mes iš esmės, jas turim visada pasidarę naujas ir pagal kelkinį ir kur gaunam sektorių ir taip toliau pagal jį mes pasifiksuojam vamzdelį. Šitą vamzdelį tik tai replėm atsargiai paspaudžia ir užsispaudžia. Visi šitie užspaudimai yra specialiomis replėmis ir čia yra dvigubi vamzdeliai. Kam čia buvo įdomu. Toliau, apie kabliuką, tikro kabliuko, kokiu mes gaudom, tai šiandien turėjau visas sistemas atsivežti Sabonis, tai šitą jo nėra. Ir aš, jeigu rasiu, tai aš parodysiu, jeigu nerasiu, neparodysiu. Čia tokios visos, čia yra belekas. Iš esmės, pagrindinius pasakysiu akcentus, į ką atkreipti dėmesį visiems ir visada. Tai yra šiandien dienai vienas iš geriausių šitą pasiteisinų kabliukų, tai aišku yra šitą, nežinau kaip vieni bananais vadina, kiti šitais vadina krupšankais, nežinau kaip čia vadina, žinai, bet nesvarbu. Esmė pagrindas yra čia. Plaukas. Visada, kai pasidarot arba perkat naujus kabliukus ir taip toliau, reikia atkreipti į pavadėlio minkštumą. Kuo minkštesnis, tuo geresnis ir diametras. Aš visada, jeigu galiu, naudoju 15 LBS, bet labai kartais sunku, sunku surasti. Nes kartais būna storinti, ten ploninti ir taip toliau, bet toks, kaip buvo atomikas, ir dabar dar gal yra Anglijų, nežinau, čia tai bus greičiausiai gal atomikas, ne, gal čia bus mazgas turesnis, greičiausiai čia bus kordos. Tai kas yra labai svarbu, suminkštyti šitą vietą. Bent 5 kartus nagučiu pratraukti, nes kaip jūs dedat vafteriuką, tai jeigu nesuminkštinat ir būna čia kietesnis, vafteriukas net nepakyla. Tobulai turi jūsų kabliukas stovėti ir visa sistema ant dugno, jeigu norit turėti daug kibimų, turi va taip būti. Ne taip kabliukas, taip kabliukas bus blogai. Čia amūrui tokia situacija bus gera, va tokia amūrui bus situacija gera, bet mes gaudom karpius. Va, turi stovėti kabliukas, va taip va. Turit visada vandens stiklinę, pasidarot savo sistemėlę kažkurią tai ir taip toliau dedat ir maždaug 45 laipsnių kampu turi balansuoti sistemėlį. O taip. Stovės stačiai, nebus jau pats blogiausias variantas, bet akcentas va yra toks. Kabliuko negali nei versti, nei kreipti, taip niekaip. Tai tada yra gerai. Jeigu gulės ant žemės, tai yra blogai. Tada visada svarbu čia, kad kas naudojat, dabar jau kiti nenaudojat, naudojat kiti pintus, kiti ir taip toliau. Jeigu su šarvu naudoji, svarbiausia čia turi būti ne mažiau 5 cm.
Vėl su nagu viską turit padaryti, kad 360 lengvai sukinėtųsi kabliukas. Jei padarysit kietą, daug bus kampų, iš kur karpis ateidamas, nežinia iš kurios pusės ateidinės pasimti masalą, greičiausiai nepasikirs. Tai labai svarbu šitos detalės. Prieš pasimdami iš dėžutės naujas kabliuką, 5 kartus perbraukit čia nagu perbraukit ir taip toliau. Toliau apie kabliuką patį. Čia yra geras kabliukas, dėl to, kad stovi ant nagų. Bent kiek braukėsi ir taip toliau metat į šoną. Nebent turi daug laiko ir nori ten laukti to žuvies, kada žinai. Galimai turėsi 10 paėmimų ar daugiau ir žuvis nepasikirs. Va taip, pastatot, stovi, vadinasi geras kablys. Tik tai braukėsi per nagą, tai yra blogas kablys. Toliau mes naudojam kombi, visus kombi. Čia pinta, paliekam 2-2,5 cm, 3 cm maks. Ir toliau eina fluorokarbonas. Neturiu nei vienos sistemėlės šitą parodyti. Čia visos tokios, kurios tik tai belekas. Čia turbūt kokių 8 metų senumo tos sistemos surištos ir surištos pakankamai teisingai, nes, sakykime, dar ką reikėtų atkreipti dėmesį į dar kabliuko svorį. Nenaudojam mes ten 10 ir taip toliau, šiandien dienai mes naudojam 8 arba 6. 6 kablys boiliui, 8 visokiem bafteriukam, šūdeliam ir taip toliau ir taip toliau. Šiukšlėm. Taip. Tai per varžybas ir tik tokia plauta sistema, ne? Kitokių ten... Žiūrėk, ta prasme... Varžybinė. Taip. Nenaudojom kitų sistemų, naudojom visas esam sistemas išbandę, rišimas ir klasikinį, ir tokia, ir gumelį, ir be gumelį, ironį, ir visokį rigą ir taip toliau. Tiesiog paprastas blaubekas, kuris yra pasiteisinęs visos, man gali visi įrodinėti ir taip toliau, kai taps 3 kartus iš eilės Lietuvos čempionais, tai tada galės man įrodyti su kita sistema, kurią galėjau prigaudyti daugiau ir taip toliau. Tai esmė ta, kad pasikirtimas, ištraukimas, tai jeigu, sakykime, tu turi 100 kibimų ir turi per 100 kibimų tik tai 3 atitrūkimus ir taip toliau, tai čia kartais tai yra juokas, arba ten turi iki 10% atitrūkimų, tai čia yra pasakiška sistema. Aišku, ten, sakau, tos tam tikros svarbios detalės, bet svarbiausia, kad kai jeigu ryšim kompiriką, negali padaryti prie pat, irgi bus blogai. Bus blogai, dėl to, kad karpis irgi, ta prasme, kai keliasi, šitai rekomenduojama apie 5 cm palikti. Labai svarbu apie 5 cm palikti karpį. Tai va, nes jeigu kuo arčiau, tai tau ir bus, arba pavyzdžiui, ten... Taip, arba kiti gaudo visiškai fluorokarboninių, labai daug skaudų būna. Ir mes ir pasaulio čempionatuose, treniruotėse matom, kaip kai kurie sportininkai gaudo, sakykime, tą sistemą, patys jas dedamės ir vienas atitrūkimas, kitas atitrūkimas, sakau, viskas mes lauk. Nu, tiesiog man neįdomu, dėl to, kad atitrūkinė nuo to žuvis. Visi turi savo teorijos, aš tiesiog kalbu viską iš praktikos. Visi įtikėję savais dalykais ir toliau. Man paprastas blaubekas, žiedelis, visada renkuosi, kad būtų, kuo šita sistema būtų plonesnė. Kuo plonesnė. Čia kuo ploniau, per plonai irgi negali būti ten bet koks. Vėlgi tol tas šiek tiek pavadėlis irgi turi būti specialus, ne toks, kur ten kažkoks, tai žinai, ten sakykime, ten ar plaukiantis ar dar, nu žinai, visokių būna ten jų. Tai reikia atsirinkti ir pasižiūrėti. Dėl to, kad mes vis tiek šiandien dienai specialius juos naudojam, kiti perka tik taip pintą valą ir iš to ryšasi, mes kol kas taip nedarom. Bet tokių sistemėlių, kaip aš dabar rodau, jau mes tokių nenaudojam. Fluorokarbonas. Viskas kombė, ne? Pinto valo dalis, kombirigas. Bet kablys vis tiek guli ant dugno. Visada kablys guli ant dugno, 45 laipsnių. Stovės taip nebus pats blogiausias, bus geras variantas. Šitas tavo vafteriukas. Stovės 45 tobulą, kad jisai šitą provokuotų žuvį judėtų. Tai yra labai svarbu. Ir mes išbandę ir, sakykime, daug dirbę taip, į tokio kablio taip pakelt, atrodo ir dumble, žinai, ir taip toliau, ir tai yra blogai. O boilis, kaip užės boilį, kabliuką, koks tarps turėtų būti? Žiūrėkit, ta prasme optimaliausias, ar vafteriukas, ar dar kas nors ir taip toliau,
visada stengiamės nuo užkarpėlės laikyti va taip. Jeigu per toli laikai, tai greičiausiai supranti, kas bus, jisai nepakabina, nes karpis kaip traukia, pajaučia šakelę arba kodėl jisai spjauna, nes pajaučia pasipriešinimą. Lygiai taip pat, kai būna arti pintas valas, šitas, pintas valas, šitas fluorokarbonas, kai būna prie pat arba jam sukni kelią ir jisai jaučia, kaip, pasipriešinimą jaučia. Ir jisai iš karto spjauna, ir jisai tau arba užsikabina už lūpos, arba boilį įtraukia, o tavo kablys dar čia. Boilį įtraukęs, o kablys dar čia. Ta prasme, jisai va čia, o jau jisai boilį, žinai, jisai įspjauna ir kablys neužsikabina. Tai labai svarbus. Tai atakos kampas, sakykime, optimaliausias toks. Ar tai boilis būtų, ar tai... Išskyrus, jeigu zigų gaudai, zigų tai tada jau trauki prie pat. Zigų trauki prie pat, vis tiek tu jau statai taip laikai zigą. Tai zigų jau prie pat, jau ten praktiškai kelis milimetrus vis tiek mes laisvumą paliekam. Kelis milimetrus paliekam laisvumą. Jau nepritraukiam taip, kad užsitempa. O jeigu ten, pavyzdžiui, masalas didesnis, jeigu nori ten daug ten didesnis... Žiūrėk, ta prasme, tu kaip priešiesi, tu turi prailgintojų. Kokį tu nori tą masalą, ar didinsi, ar mažinsi. Geriausiai darysi optimaliai kokiam, jeigu aštuntukas, tai vis tiek praktiškai visada gaudysi kažkokiu vatriu arba maža kombinacija. Tai vis tiek, žinai, maždaug kiek tu laikaisi, turi, kaip pavyzdys, ten tų ar varnelių kažkokių ir taip toliau, tai jom prasilgini arba pasitrumpini, kiek tau reikia priklausomai nuo masaliuko, nes kartais gal norėsi 2 vafteriukus uždėti, ne, ant aštuntuko kablio, kiek tiesiog varnelę prasilgini. O boiliui visada plaukas turi būti ilgesnis jau. Jau jeigu tu darai vafteriukui kablį, jis tai boiliui iš esmės netiks. Ir sakau, ir vat kartais, kai ant 8 kablio deda ten boiliukus, 18-tukus, 20-tukus, ir kartais labai daug kas šitą kibimų nesulaukia ir taip toliau. Tai būna per mažas kablys. Aš pastebėjau, jeigu, pavyzdžiui, tą ranką ten tikrini, tiesiog boilis neleidžia. Tai matai, per ranką vienaip karpis tai gali tau atėti iš priekio, iš dešinės, iš kairės, nežinia iš kurios pusės, dėl to ir tau kalbu, kad apie visus minkštumus ir kad 360 lengvai kabliukas sukinėtųsi. Tai iš sistemų apie tą papasakau, apie pagrindinės detalės papasakau, plikynas iš tikrųjų mums visai rinktiniai ir jau rišo kabliukus. Tai va, kam įdomu, tai iš plikino tikrai galite nusipirkti vieną kitą kabliuką, pažiūrėti kaip jisai susirišęs, nes jisai būdavo sniau kokia problema kombirigo, mes nemokėdavom jo gerai surišti ir jisai praktiškai po arba traukiant žuvį, arba su antra žuvim nutrūkdavo, ta prasme, ties surišimo. Plikinas tobulai išmokė surišti ir labai gerai, kad, ką, pavyzdžiui, kiti dar daro klaidas, paklijuoja kokiais tai cheminiais klijais ir taip toliau. Nereikėtų to daryti. Išvenkit visų paklijavimų, kiek jų įmanoma. Ta prasme, viską reikia daryti, stengtis kuo arčiau natūraliau. Lygiai taip pat kaip ir būna kiti gumytes deda, bet mes visada naudojam šitą, naudojam žiedelį, bet žiedelį vėlgi AliExpress jų yra nusipirkti pigiai, bet būna storesni, reikia atkreipti dėmesį į patį žiedelio storį. Čia yra 2,5 Foxo žiedelis yra. Tai va, tai, bet galima, Foxas yra labai brangus, už žiedelius, kaip mokėti reikia šiek tiek pinigų, tai galima pasiieškoti tikrai daug kur. Trakerio visai neblogi. Tai jo. Bet čia va šita dalis yra pati svarbiausia, nes ant šitos dalies, kaip sakau, jūs pagaunat žuvį. Tai kitą kartą geriau kaip pačias sistemėlės, daugiau, kaip sakau, negu... Rimantai, o gerai, jeigu žvejojam, kaip sakom, tai Čikago, ne? Tai be stiko, tai bet minkštą tokį nedėdigi pavadėlį. Fluorokarboninis. Labai geras klausimas. Kaip mes, dėl ko pradėjom, iš kur atsirado pas mus šita sistema ir paskui visi kabliukai, šitas, ta prasme, fluorokarboniniai, tie visi pavadėliai, kombirigai ir taip toliau. Būdavo problema tokia, kad mes pintas valas, pintas kabliukas susisuka.
kai meti 100 metrų, nesusisuka. Kai meti 150 ir toliau, visiškai susisuka. Ir galimai po keletos ten, žinai, užmetęs nežinai, ar sistema nukrito gerai ar blogai. Dažniausiai įsitraukia susisukęs tas kabliukas ten iki negaliu. Žinai, paskandinas lepia maslą arba jam neleidžia taip stovėti, apie ką mes čia kalbam, kaip turėtų stovėti ir taip toliau. Tai va čia mes ir ieškom sprendimo, kaip tą dalyką įspręsti. Tai ir išsprendėm su fluorokarboniu, tada pamatėm, kad ant jo dar geriau kimba, tai čia jau buvo dar nuo Pikaičių laikų, tai čia bus 19-20 metai mes šitą dalyką pradėjom naudot. Ir kabliukai, ir naudojom šitą ir paprastą sistemėlę su pintų valu kabliukų. Tai esmė tokia, kad aplink jį irgi apsisukdavo, o kai pradėjom naudoti kombirigus, iš pradžių fluorokarboną buvom pradėję naudoti, bet buvo problema ten, kad daug žuvų atitrūkdavo arba nepasikirsdavo. Ir kada kombirigas įsprendė visas problemas, jisai atitraukė tolimiem metimam šitą, iš tikrųjų, tos, sakykime, šitų kombirigų mes parsivežėm, sakykime, iš pasaulio čempionatų tos patirties, kad kaip iš tikrųjų teisingai reikia susivežti. Čia 0,5, ne? Ne, čia yra 7,2. Tu gali naudoti 5,2 pagal save, mes storinom iki tol, kol baigėm aprišinėti sistemus. Tai tik tai dėl to, bet galima naudoti plonesnį. O anksčiau kažkada ten Olegas pasakojo, kad jisai ir žvejodavo su fluorokarboniniu litporu. Tai buvo labai daug kalbų, kad negražiai atsigula ant dugno, kaip sakant. Kaip, su šitu valu? Jo. Kaip su jau gali būti? Žiūrėk, jeigu būna jisai susisukęs ir kitaip ir taip toliau, kaip tu tik tai išsimontuoji tą sistemą, galimai gali būti jisai kažkaip tai žinai. Bet jeigu būna šita problema, fluorokarbonas, kas yra gerai tuo, kad jeigu arbatinukas yra taip ar garus pratraukia, viskas yra tiesu. Lygiai taip pat ir su pavadėliais visais. Bet žiūrėk, viskas yra įtempta, kad jisai tau bus susisukęs arba dar kažkaip kitaip, tai žinai. Ir labai svarbus minkštumas. Todėl dabar nepasakysiu, čia ne mano tema, kokią firmą perka Sabas, kas norėsit, parašysit jam. Tai labai svarbus, kad būtų stiprus ir minkštas. Tai buvo sunku mums surasti, kad, žinai, nes nenorėjom visiškai dratų. Vat jeigu pačiupinėsi 7,2 kaip 7,2 fluorokarbonas, jisai pakankamai minkštas. Gal Siguaras? Gal Siguaras. O šito... Gal Siguaras. O kam tu šitus visur dar vamzdelius spaudė? Žiūrėk, pasakysiu taip, jeigu mes čia darydavau mazgą, per čia nuplyždavau, per šitą vietą nuplyždavau, ieškom sprendimo, tada susiradom dvigubus vamzdelius, būtent identiškai atitinkant valo diametrui ir su vamzdeliais ir šaminėm replėm užspaudus, gaunasi tobulai ir niekaip aš negaliu nuplėšti. Ir čia tik tai dėl to. Bet aš neurišau mazgus, bet per tuos mazgus fluorokarboną nusitraukau. Čia yra šita sistema yra tam, jeigu iki 100 metrų žvejoji, tau šitų vamzdelių visiškai nereikia. Bet kai tu meti 150 pakabini čia didelę pavaškę ar sistemą ar taip toliau, ant paprasto pinto šitą pavadėlio, taip lengvai nevaikščio, o tik tai sušlampa ant fluorokarbono ir plastikiniai šitie plasmasiniai burbuliukai, jie lengvai čiuožinėja ir įsivaizduoju, aš po metimo, mano sistema atsiduria čia. Ir pas jau gaunasi ranirigas, ne? Nu, man to ko nereikia. Daug kas žvejoja ranirigo, tai irgi, ta prasme, nu, kam kas įsitikinę, mes visada darom ją fiksuotą. Dėl to, kad karpis tik tai kirstelėję sistemą iš karto pasikirstų. Nes kai ranirigo, jisai gali būti paėmęs boilį, jis dar, žiūrėkit, pavyzdžiui, jeigu tu nuo čia pasidarė stabdį, jisai gali laisvai temptis ir spėj dar įspjauti ir taip toliau. Mes darom taip, kad tik tai jisai pauostė karpis ir iš karto jam kabliukas būtų dantys. Dabar visur sukam sistemėlėm tokiam čia. Ne dabar su 100 metrų daro. Kitokom negaudom. Nebent turim kitokias kažkokias išskirtinės sąlygas, kaip treisinas ir kitus dalykus, kai mums jas pradeda pjaustyti. Bet visada galima gaudyti senom, aš nieko nesakau, aš tik tai sakau, kaip mes darom. O ta prasme, kiekvienam teisė pasirinkti, kas geriau, blogiau ir taip toliau. Mes tai supratom, kad mums tai yra geriau. Visi maskuojantys dalykai, kurie yra, mums yra geriau. Bet manau, kad, sakau, daug kas gaudo ir taip toliau, gali pasitikrinti, pasižiūrėti.
Kas dar apie sistemas, tai čia aš šiaip tai turėjau gal kitas žmogus kalbėti, tai kažkaip tai papasakau, kam buvo tas Simontai, dalykas. dar klausimas. Pavyzdžiui, jeigu jūs sprendžiat keisti taktiką, patenkant ant neršto, ne, pasakykime taip, kaip buvo čia. Nu, ne kartą gaudė. Okay. Yra kintai, yra daug amūro, reikia gauti amūrą. Nežvejojat ant klasikinio, tik ant smaigalio statyti. Netalot? Ne, aš ką tik taip prieš tai sakiau, kad amūrui šita sistema tinka. Taip, bet jūsų komanda stato ant smaigalio? Mes iš esmės niekada gyvenime nestatom, aš kaip pasakiau, mes taip ir gaudom, bet amūrui ta sistema tinka, dėl to, kad mes nesvarbu, kad neršia, bet mes dar tikimės ir karpį pagauti. Rūpinasi 5 meškerėm, 4, 3, kaip kas nori. Privalumas, kad nereikia ateidinėti daug. Įguimas pasikėlė į meškeras, turbūt po lengviausias susivaldė, vėl nuleidė. Pirmą vietą. Ne, turi lengviau. Negali stabdyti. Kai leidži, tai taip... Stabdži. Pabuvom, pasižmonėm, susipažinom su nais žmonėm ir, kaip visada, biškai apsitriekinom, boilių pjaustyklę ir viso.